Tu esi mylimas. Grego Mors mintys iš straipsnio Dievas džiaugiasi jūs mylėdamas. Kartą, kai vieno garbaus amžiaus pastoriaus ir garsaus teologo paklausė, kokią aukščiausią teologinę tiesą jis suvokė per visą savo studijų ir pamokslavimo metus, jis atsakė paprastai: Jėzus mane myli, aš žinau, nes tai Biblijoje skaičiau. Iš pradžių nusišypsojau pagalvojęs, koks tas pamokslininkas gudrus, tačiau vėliau susimąsčiau, kažkas skatino mane pamastyti giliau. Gyvenimą praleidęs tyrinėdamas kalnų, kokių tokie kaip aš niekada nematėme, masyvus, žavėdamasis Kristumi taip, kaip aš to nemokėjau, ir kalbėdamas apie teologijos niuansus, kuriuo aš dar nesuprantu, po visų savo krikščioniško gyvenimo 10 kelionių, šis pamokslininkas perdavė man suvenyrą, kurį galima išgirsti iš vaikų lūpų. Ši meilė saugojo jo širdį kaip kūdikis saugojo lopšio sienelės. Ar į klausimą apie svarbiausią teologinę tiesą aš būčiau atsakęs panašiai? Ar Dievas manimi džiaugiasi? Kai išgirstame, kad Dievas mus myli, galime įsivaizduoti keistų dalykų. Jo meilę vadiname meilės vandenynų, dainuojame apie tai dainas, bet pernelyg dažnai plūduriuojame paviršiuje, mieliau rinkdamiesi tai, kas praktiškiau ir aktualiau. Pasaulis lieka neištirtas, tačiau Dievas trokšta, kad ta dar darželėje vaikų išmokta giesmelė suskambėtų visų grožių. Per pranašą Izaiją jis savo tautai sako: Tu būsi šlovės karūna ir karališkas vainikas viešpaties tavo Dievo rankoje. Tave vadins mano pasimėgimas, o tavo šalį ištekėjusiąją, nes viešpats pamėgo tave ir šalis bus sutuokta. Kaip jaunuolis veda mergaitę, taip tavo sūnus ves tave. Kaip jaunikis džiaugiasi jaunąją, taip tavo Dievas džiaugsis tavimi. Dievui tu patinki, jis tavimi džiaugiasi, jis žvelgia į tave ir šypsosi. Ir ne todėl, kad čia pat už jūsų mato stovinti ką nors kitą protingesnį, aukštesnį, gražesnį ar šventesnį. Jis žvelgia kiekvienam atpirktam savo vaikui į akis ir pasakoja apie savo meilę jam, kurią jis parodė mums per savo sūnų. Taip Dievas yra nusiteikęs mūsų atžvilgiu. Ne todėl, kad mes to verti, bet todėl, kad Kristus to vertas. Tai, ką jūs paveldite Kristuje, pranoksta visas žemiškas gėrybės. Dievas jums šypsosi. Jis džiaugiasi jūs matydamas ir šypsosi kaip savo nuotakos laukiantis jaunikis. Dievas, kuris sukūrė kosmosą, apie jūs gieda. Viešpats tavo Dievas, esantis tavyje, yra galingas, jis išgelbės, jis džiaugsis tavimi, nuramins tave savo meilę ir džiūgaus dėl tavęs giedodamos. Sofonijo pranašystė. Ar pastaruoju metu atradote nusiraminimą mąstydami apie jo meilę? Ar sėdėjote ir dainavote savo? Jėzus mane myli, aš žinau, nes tai Biblijoje skaičiau. Ar panėrėte kiek giliau, kad pažintumėte Dievo širdies paslaptis, kurias jis pasiruošęs atverti savo sužadėtiniai? Minėtas pastorius suvokė, kad Dievo meilė jam lyg bekraštė jūra, kurią reikia tyrinėti. Bręsdamas jis nepuolė ieškoti kitų jūrų, jis mokėsi nardyti su akvalangu. Dievas trokšta, kad tu būtum ten, kur ir jis. Kai kurie iš mūsų apie Dievo meilę mąsto vadovaudamiesi populiariomis klišėmis ir banaliai galvoja, kad Dievo meilė tai vaikiškas krikščioniškojo tikėjimo baseinėlis. Todėl negalime nurimti ir norime pereiti prie aukštesnių, svaresnių dalykų. Mes pamirštame žavėtis, kaip Liujisas žavėjosi savo garsiajame pamoksle Šlovės svoris. Patikti Dievui tai būti dieviškosios laimės dalimi, būti Dievo mylimam, ne tik užjaučiamam. Jis džiaugiasi, kaip menininkas džiaugiasi savo kūriniu ir tėvas sūnumi. Tai atrodo neįmanoma, sunkiai pakeliama šlovės našta,
kurią mūsų mintis vargiai gali pakelti, tačiau taip yra. Kaip akistų mūsų maldos, kaip kitaip mes keltume Evangeliją, kaip kitaip garbintume ir tyrinėtume jo žodį, jei tikėtume, kad Dievas, kurio ieškome, iš tikrųjų nori, kad mes prie jo priartėtume. O jei mes tik garbintume šventojo rašto Dievą, kuris trokštas po sparnais surinkti visus savo vaikus. Minėtas pastorius žinojo, kad mūsų tėvas savo vaikams atiduodamas karalystę nenusuka akių. Jis sako, nebijok mažoji kaimenė, jūsų tėvas panorėjo duoti, su malonumu atiduoda jums karalystę. Taip rašoma Luko Evangelijoje 12 skyriuje 32 eilutėje. Iš tokios širdies jis tikėjosi sulaukti ir pagyrimo lenktynių trasos pabaigoje. Gerai šaunusis ir ištikimasis tarne, eikši savo šeimininko džiaugsmo. Mato Evangelija 25-23. O jei ir mes suprastume, kad Jėzus mirė tam, kad apsaugotų mus nuo pragaro, kad jis mirė tam, jog atvestų mus pas save. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Jono 14:3. Jis trokšta, kad mes būtume šalia, nes jis džiaugiasi savo žmonėmis. Ar bendraujame su šiuo laimingu Dievu? Dievu, kurio džiaugsmo kaskados gali užlieti jo tautą amžinybėje. Kiekvieną rytą nauja šypsena. Džonas Piperis visą savo gyvenimą skelbė, kad Dievas mumise yra labiausiai pašlovinimas, kai mes esame labiausiai patenkinti juo. O kaip būti patenkintam juo? Mąstykite, kaip jis džiaugiasi jumis Kristuje. Be jokių pasiteisinimų ar išlygų įsižiūrėkite ir suvokite, kaip jis mūsų trokšta, koks iš tiesų laimingas jis yra tarp savo išpirktų žmonių. Niekas jo nevertė mūsų priimti, mūsų įsivaikinti. Galbūt daugelis iš mūsų nėra tokie laimingi, nes manome, kad Dievas mumis nusivylęs, juk mes patys savimi dažnai nusiviliame. Vaikai negali ilgai džiaugtis abejingai juo žvelgiančių tėvų ir mes iš to neišaugome. Vaikams patinka, kai jais džiaugiamasi. Jiems patinka šaukti, tėti, pažiūrėk į mane ir matyti jo šypseną, kai jie atliko salto. Nors vis dar galime jį nuliūdinti savo nuodėmėmis, galime nuliūdinti dvasią, kurią jis įdėjo į mus. Tėvo šypsena pakeičia jo nepasitenkinimą, kaip kiekvieną rytą saulė pakeičia mėnulį. Jo juokas, kaip ir jo gailestingumas, kiekvieną rytą vis naujas. Norėdami daugiau šypsotis Dievo akivaizdoje, turime iš naujo atrasti jo šypsenos reikšmę, jo nesuvaidintą pasigėrėjimą savo tauta, kuris ir mus įkvepia džiaugtis, juo ir jame. Štai kur džiaugsmas, ne tai, kad mes susižavėjome Dievu, bet tai, kad jis pirmas pasirinko mus mylėti ir mumis žavėtis. Mes niekada nesidžiaugsime labiau už savo dangiškąjį tėvą. Jo šypsena, jo laimė, o ne mūsų, sukūrė visatą. Mes, trokštantis, kad Dievui kilto jo vardui priklausanti šlovė, mokykimės nuolat tuo remtis. Tuomet gal ir kai kurie iš mūsų priartėję prie savo žemiškosios kelionės pabaigos, su šypsena ištarsime: Jėzus mane myli, aš žinau, nes tai Biblijoje skaičiau.